Cecilija ruošiasi mokyklai. Na štai ir prabėgo vasara. Nejučia už lango pradėjo vėsti orai, pūsti vėsesnis vėjas ir vis greičiau ir greičiau už lango vakarais sutemdavo. Rikis, prabusdavęs ryte, rasdavo Ceciliją ilgiau miegančią, bet štai vieną rytą jis įsliuogęs pro jos kambario langą rado mergaitę kruopščiai dėliojančią šventinę aprangą. Labas rytas! Pasisveikino skruzdėliukas. Ką tu čia darai? Paklausė jis. Ruošiuosi mokyklai, atsakė Cecilija. Ką? Mokyklai? Taigi tau nereikia eiti į mokyklą, nes vasara. Na ne, jau vasara baigsis už kelių dienų, o aš turiu susiruošti rugsėjo 1-ajai, tarė mergaitė. Ji papasakojo skruzdėliukui, kad rugsėjo 1 yra didelė šventė mokiniams. Visi po vasaros atostogų rugsėjo 1 dieną renkasi mokyklose ir darželiuose, kad pradėtų naujus mokslo metus. Taip prasideda naujas gyvenimo etapas ir vaikai iki kitos vasaros lanko darželius ir mokyklas. Bet tam, kad pradėtum naują klasę, reikia jai pasiruošti. Reikia pasipuošti šventei nauja suknele, susipinti kasas ir užsidėti baltus batelius. Mokyklai reikalinga susiruošti mokslo priemones. Jų galima nusipirkti kanceliarinių prekių parduotuvėse. Tad nieko nelaukusi, Cecilija pasiūlė važiuoti kartu Rikiui į kanceliarinių prekių parduotuvę. Kaip gerai! Man dar niekad neteko lankytis kanceliarinių prekių parduotuvėje. O ką ten galima rasti? Tai vat ir pamatysi, tarė mergaitė. Ir greitai nubėgo pas mamą paklausti, kada jiegi važiuos į parduotuvę apsipirkti. Už kelių akimirkų Cecilija, jos mama ir Rikis jau važiavo į miestą, o ten užsuko į kanceliarinių prekių parduotuvę. Reikia paminėti, kad kanceliarinių prekių parduotuvėse visuomet kvepia šviežiai pagaminto popieriaus kvapu, nes ten yra daug visokio popieriaus gaminių, sąsvinių, užrašinių, piešimo lapų, spalvoto popieriaus, kartono, kalendorių, knygų, pratybų, knygų skirtukų ir visokių kitokių popierinių gaminių. Be jų kanceliarinėse prekėse galima rasti rašiklių, spalvotų pieštukų, liniuočių, klijų, apvalkalų, drožtukų, penalų, kuprinių, dėklų, trintukų, flomasterių, akrilinių dažų, teptukų ir kitokių įvairiausių priemonių. Rikis įėjęs į parduotuvę net išsižiojo. Jis niekada nebuvo matęs tiek daug kuprinių vienoje vietoje. Vaikai ir jų mamos rinkosi kuprines ir matavosi. Ar užsidėjus kuprinę, patogiai galima nešioti knygas ir kitas priemones į mokyklą? Mamos skrupulingai klausdavo vaikų, ar jiems nespaudžia kuprinė pečių,
ar patogiai galima kuprinę nusiimti ir užsidėti. Vaikai galėjo rinktis kuprines iš įvairiausių spalvų ir dydžių. Buvo ir su herojais, ir su mašinėlėmis, bei su žvėreliais, šuniukais, meškiukais ir kačiukais. Rikis paklausė Cecilijos, ar būna kuprinių su skruzdėlėmis. Bet Cecilija pasakė, kad nėra mačiusi tokios kuprinės ir jeigu pamatytų, būtinai nusipirktų. Ji išsirinko gražią tamsiais ornamentais papuoštą rožinę kuprinę ir išsitraukusi reikiamų prekių sąrašą, nuėjo prie sąsiuvinių ir pratybų skyriaus. Rikis su smalsumu žiūrėjo į kiekvieną krepšin dedamą prekę ir klausinėjo, kas čia yra. O čia? Paklausė Rikis. O čia yra matematikos sąsiuvinys. Matai, jis su langučiais. Langučiai reikalingi, kad galėtum į juos rašyti skaičius. Linijomis subraižyti lietuvių kalbos sąsiuviniai. Arba geografijai ir istorijai tinka sąsiuviniai linijomis, aiškino Cecilija Rikiui. O kas čia? Paklausė Rikis. Čia liniuotė. Su liniuotė mes galime brėžti linijas arba pabraukti svarbų žodį ar sakinį, paaiškino mergaitė. O kas čia? O čia yra rašiklis su rašalo kasetėmis. Su kasytėmis? Nusistebėjo Rikis. Ne, su kasetėmis. Rašalo kasetės yra tokie maži konteineriukai, į kuriuos yra pripilta rašalo. Reikia jį įdėti į rašiklį ir tuomet galima rašyti. Rašalas patenka ant plunksnos ir kuomet brauki ją per popierių, lieka linija toje vietoje, kur vedei plunksną. Grakščiai modama ranka ore, Cecilija aiškino Rikiui, kaip reikia rašyti ir kaip veikia rašiklis su rašalo kasetėmis. Vėliau Rikis pamatė dažų skyrių ir pilnas lentynas akvarelių, dažų ir teptukų. Jis negalėjo atsidžiaugti spalvų įvairovę ir pradėjo klausinėti Cecilijos visų spalvų pavadinimų. Išties nelengva išvardinti visas spalvas ir jų atspalvius. Tad kai kurių spalvų pavadinimų teko ieškoti ant pakuočių briaunos esančio aprašymo. Rikiui labai patiko flomasteriai. Parduotuvės erdvėje stovėjo rašomasis stalas, kur buvo galima išbandyti visokių rašymo priemonių ant ten padėtų popieriaus lapų. Rikis negalėjo atsidžiaugti flomasterių spalvų ir ryškumo grožiu. Jis piešė su ryškiai žaliu, vėliau su ryškiai rožiniu, po to sekė mėlynas, juodas, geltonas, violetinis, oranžinis ir raudonas. Parduotuvės darbuotoja jam atnešė spalvinimo lapų, kuriuose buvo atvaizduoti įvairūs žvėrys. Rikis išsirinko lapą, kuriame buvo nupiešta vaivorykštė, o lapo centre nupieštas didžiulis liūtas, sėdintis po palme. Rikis iškišęs liežuvį spalvino liūtą ir jo geltoną kailį. Vėliau palmės žalius lapus, o dar vėliau vaivorykštės spalvingą arką. Taip nejučia prabėgo ištisa valanda, kur Cecilija su mama galėjo ramiai apsipirkti ir susidėti visas reikalingas mokslo priemonės rugsėjo 1. Priėjusi Cecilija prie Rikio,
pasidžiaugė jo nuspalvotų piešinių ir parodė jam, ką nusipirko. Ji iš naujos kuprinės traukė visas priemones ir garsiai vardino. Guašas, lipnus lapeliai, įmautė sąsviniams, sąsviniai langeliais ir linijomis, čia žirklės, trintukas, lipni juosta, liniuotė, pieštukai, flomasteriai ir korektorius, skilamušis, piešimo popierius, spalvotas popierius, teptukai, akvarelė, dažai, rašiklis, drožtukas. O, pala, kas tas skilamaušis? Cecilija pradėjo gardžiai juoktis. Tu turėjai omeny tikriausiai skilamušį. Jis skirtas išmušti skylutes popieriuje tam, kad būtų galima įsegti lapą į segtuvą. Ir pademonstravo Cecilija paėmusi popieriaus lapą ir paspaudusi skilamušį. Toje vietoje, kur spūstelėjo skilamušį, atsirado 2 mažos skylutės. Rikiui net akis išsprogo. Ką? Kaip tu čia pradūrei tas skyles? Nusistebėjo skruzdėliukas. Duok pabandyti ir man. Jis paėmė skilamušį, spaudinėjo lapo pakraštį skylutes ir be galo džiaugėsi atradęs puikų užsiėmimą. Netrukus Rikis paklausė, kas yra drožtekas. Ne drožtekas, o drožtukas, tarė mergaitė ir paaiškino, kad jis skirtas padrožti pieštukams. Žiūrėk, tarė ji ir pademonstravo lengvų rankos judesių, kaip reikia drožti pieštuką, sukant jį aplink pieštuko smaigalį. Netrukus ėmė kristi medžio drožlės ir pieštukas tapo smailus. Rikis buvo nustebęs, kaip lengvai ir greitai galima pasmailinti pieštuką. Jis to niekada nebuvo matęs. Paėmęs į savo rankas pieštuką, ėmė sukti drožtuku aplink smailą į galą. Drožtukas dirbo savo darbą ir drožlės krito susisukusios į spirales jam ant kojų. Jam taip buvo įdomu, kad su tuo drožtuku ir pieštuku jis visą kelią atgal namo prasėdėjo droždamas ir smailindamas pieštuką. Kol grįžo namo, iš pieštuko liko nedidelis galiukas, bet Rikis buvo labai patenkintas, kad padrožė ir išsmailino pieštuką. Visą vakarą, kol Cecilija pakavosi ir tvarkėsi mokyklai kuprinę, Rikis klausinėjo ir išbandė įvairias mokyklos priemones. Jis pabandė papiešti su akvareliniais dažais ant popieriaus, patrynė trintuku pieštuko linijas, su liniuote braižė brūkšnius, o vėliau juos ištrynė. Taip buvo smagu. Jis išbandė rašalinį rašiklį. Su rašikliu parašė keletą raidžių, kaip parodė Cecilija. Tačiau berašant, jis sugebėjo išsitepti rašalu pirštukus ir vieną skruostą, nes perbraukė pirštais per jį. Cecilija juokėsi ir greitai nuvalė servetėle rašalą. Matai, tarė ji, ne taip lengva įvaldyti rašalinį rašiklį, nes jis gali labai ištepti. Cecilija, pamačiusi, kad Rikiui labai patinka piešti pieštuku ir trinti, jam padovanojo vieną pieštuką, popieriaus bloknotą ir trintuką. Jis grįžęs pas save į namus, visą likusį vakarą bandė kažką nupiešti, o jeigu nesigaudavo, ištrinti. Jam be galo patiko šis smagus užsiėmimas. Netgi vienu metu pagalvojo,
kad visai norėtų su Cecilija lankyti mokyklą. Jeigu ten yra tokių smagių užsiėmimų ir tiek daug smagių priemonių, kodėlgi ne? Na, o Cecilija, susidėjusi visas reikiamas priemonės į kuprinę, susiruošė suknelę ir batelius mokyklai rugsėjo 1. Ji žinojo, kad tai bus labai smagi šventė, bet svarbiausia, ji vėl galės susitikti su savo draugais ir draugėmis. Jie visi nesimatė visą vasarą ir bus labai smagu vėl pasimatyti su savo draugais. Na, o Rikis tą vakarą užmigo su pieštuku. Šiam kartui tiek, o kokių nuotykių Rikis ir Cecilija turėjo sekančią dieną, jau sužinosi kitose pasakose. O dabar aš jums sakau iki kito susitikimo su Rikiu ir Cecilija.